Aidų aidai skambiai plačiai, tvirtai galingai, per kalnų kalnus, miškais laukais lengvai rimtai ir sutartingai. Aidų dainavės, aidų aidai skambiai plačiai, tvirtai galingai, per kalnų kalnus, miškais laukais lengvai rimtai ir sutartingai. Per amžius lietuvį lydėjo daina. Nors ir negarsiai niūniuojama, mūsų tėvams ir bočiams gaivino sielą, guodė jauną ir senolį, tvirtai ir galingai skambėdama laukais, miškais, kai slėgė Lietuvą vargų laikai. Taip sugulė Maironio žodžiai į eilėraštį Dainų dainelės, skirtą pirmajai dainų šventei. Lygiai prieš 100 metų, 1924 Kaune, parodų aikštėje, Žaliakalnyje, apie 325 choristų iš visos Lietuvos galingai viena nata užtraukė dainą ir tai pradėjo dainų švenčių tradiciją, išlikusią iki šių dienų. Pirmąją visos Lietuvos dainų šventę, Dainų dieną, nufilmavo Raseiniškis, kino operatorius Kazys Lukšys. Man yra malonu. Šventę pradėjęs Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis pakvietė 10-tūkstantinę minią sugiedoti Lietuvos himną. Dainų švenčių tradicija nenutrūko ir pasikeitus santvarkai. Tiesa, šventė perkelta iš Kauno į sostinę Vilnių. Pasikeitė dainų repertuaras. Prieš šventę Vilniaus radijas transliuodavo repertuarą, kad didžiajam pasirodymui galėtų ruoštis choristai iš visos Lietuvos. Įdomu, kad 1946 dainų šventėje dar buvo giedama tautiška giesmė. 1964 metais surengta pirmoji respublikinė moksleivių dainų šventė. Lietuviai ne tik dainuojanti, bet ir šokanti tauta. Nuo 1950-ųjų programa papildyta šokių diena. Respublikinės šventės vykdavo kas 5 metus. Ruošiantis respublikiniai dainų šventei, organizuotos mažesnės rajoninės dainų šventės. Raseinių rajone dainos ir šokiai skambėdavo miesto parke, slėnyje prie Dubysos, Raseinių pirmosios vidurinės mokyklos stadione, vėliau ir Ariogalos dainų slėnyje. 1960 metais Vilniuje Vingio parke pastatyta speciali estrada, talpinanti 20 000 choristų. O aikštė gali sutalpinti per 100 000 žiūrovų. Kalnų parko estrada, kurioje tradiciškai vyksta ansamblių vakaras, rekonstruota 1970 metais. Tais pačiais metais ansamblių vakare debiutavo ir Raseiniškių numylėta kapela Dubysa. Iš Raseinių kilęs Lietuvos kultūros darbuotojas Solomonas Verdijolas, ilgametis dainų švenčių organizatorius, 1975 metais sugebėjo į dainų švenčių repertuarą grąžinti Juozo Naujalio ir Maironio dainą Lietuva brangi. Šventės dalyviams įspūdis liko neišdildomas. Jis skambėjo taip, tarsi budintų Lietuvą iš sąstingio naujam valstybingumo etapui. 1985 dainų šventė tapo tarsi repeticija
dainuojančiai revoliucijai. Pirmoji atkurtos nepriklausomos valstybės dainų šventė 1990-aisiais pulsavo sprogstančia laisvų piliečių dvasia, nors organizuota itin sudėtingomis ekonominės blokados sąlygomis. Repertuare skambėjo tik Lietuvos kompozitorių kūriniai, o programą papildė tautinis vakaras – folkloro diena. Folkloro dienos programoje tautodailininkai demonstruoja įvairius senuosius amatus. Nuo pirmosios folkloro dienos Raseinių kraštą atstovauja folkloro ansamblis Degulė ir Raseinių krašto tautodailininkai. Nuo 1994 metų dainų šventėse dalyvauja daug pasaulio lietuvių – dainininkų, šokėjų, muzikantų iš Jungtinės karalystės, Argentinos, Brazilijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Australijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Ukrainos ir kitų šalių. 2009 Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė buvo ypač įspūdinga. Surengta net 14 programų, tarp jų 2 dainų dienos. Pagrindinį šventės vakarą Liepos 6-ąją Vingio parke stebėjo 10 000 žiūrovų. Ir nuo tada, 2009-ųjų, užgimė tradicija. Lietuviai visame pasaulyje Liepos 6-ąją gieda Lietuvos himną. 2014 dainų šventėje žiūrovams pirmą kartą pristatyta naujiena – Teatro diena. Tais metais ji buvo skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Čia spektaklį Žiemos rūpesčiai pristatė Raseiniškių mėgėjų teatras Braižas. 2018-aisiais dainų šventė skirta Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Pirmą kartą pasaulio lietuviams ir Lietuvos tautinėms bendrijoms skirta atskira šventės diena. Per 34 atkurtos nepriklausomos Lietuvos metus dainų šventė keitėsi. Jau nusistovėjo renginių programa – dainų, šokių, folkloro, teatro dienos, ansamblių vakaras, liaudies meno paroda, pučiamųjų instrumentų ir kanklių, vokalinių ansamblių koncertai. Ilgametis dainų dienos dalyvis raseiniškiams gerai žinomas mišrus choras Šatrija. Dainų šventėse per visą 100-metį pasižymėjo ir raseiniškiai. 4 merginos iš 1924 metų pirmosios dainų šventės grįžo apdovanotos pagyrimo raštais už savo rankomis sukurtus tautinius rūbus. 1998 metais Gintautas Grigalis buvo ansamblių vakaro vyriausiasis liaudiškos muzikos kapelų vadovas ir dirigentas. Raseinių Magdeliai Virginijai Našlėnienei buvo patikėta režisuoti ir vesti ansamblių vakarą. Choreografai Stanislava Pikturnienė ir Rimantas Turčinskas buvo paskirti daugelio respublikinių dainų ir moksleivių dainų švenčių vyriausiųjų baletmeisterių asistentais. Galime didžiuotis, kad dainų švenčių tradicija 2003 metais UNESCO paskelbė žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. Per 100 metų subrendome ir užaugome kaip valstybė, sužaliavome kaip giria, kurioje kiekvienas medis turi savo balsą. Mūsų balsas, mūsų atmintis ir galinga jėga, kuri juosia tėvynę. Lietuviai, dainuokime ir šokime, kad giria žaliuotų lyg nesibaigianti gyvybė ir mums, ir ateinantiems po mūsų.